Papasakosiu istoriją. Žodžiu, seniai buvo. Mūsų mergaitė buvo gal 2,5 metų, mes ilsimės Tenerifei, paskutinė diena, vaikščiom po salą, sakom, ate Tenerife gerai buvo, bet daugiau čia nebeatvažiuosim. O dukrytė sako, bet kodėl neatvažiuosim, mums čia taip patiko. Žinai, sakom, pasaulyje daug vietų, norisi daugiau aplankyti. Bet tu gal ir atvažiuosi, kai užauksi su savo draugais. Kaip jinai pradėjo verkti. Ir pagalvojau, ką mes padarėm. Mes mūsų mažam vaikui, kuris pažįsta mus, myli, nuo mūsų priklauso, ką mes pasakėm. Kad žiūrėk, mūsų nebus, tu turėsi atvažiuoti viena, su kažkokiais draugais misniais, kurių tu dar net nežinai, kad juos turėsi. Apie ką aš čia? Bet dabar grįžkim prie mūsų. Bet būna kartais, kad žiūri į kažkokius ateities įvykius, įsivaizduoja ir galvoja, tu kaip aš susitvarkysiu, kaip čia man bus. Nežinau, kaip aš išgyvensiu. Tai vat. Žinok, kad tavo ateities versija bus žymiai labiau pasiruošusi tiem sprendimam, negu tu esi dabar. Tai ir palik tos rūpesčius sau ateityje. Viskas bus gerai.